teatrą, nes šviesi ir skaidri diena minime išskirtinės asmenybės daktaro Alaus ateitininko, šviesaus labai žmogaus Petro Kisieliaus 5-asias mirties metinės. Ir kai 2012 metų spalį man asmeniškai ir žurnalistui Vidmantui Valiušaičiui teko susitikti su amžinatilsį Petro sūnum Petru Vyteniu ir gimė mintis ir buvo pradėta kalbėtis apie filmą, mes tikrai negalvojome, kad šito filmo premjera įvyks tokią prasmingą dieną. Ir taip jau gyvenimas susiklostė, planavome galbūt kovo 11, galbūt kitą prasmingą datą. Susiklostė būtent taip, kaip yra šiandien. Ir iš tikrųjų apie filmą galbūt prieš jo premjerą labai sunku kalbėti ir bandyti jį įvertinti, taip aš jį mačiau. Bet nuo komentarų kol kas susilaikysiu. Bet aš norėčiau keletų žodžių pasidalinti, tiesiog pakviesti žmonės, kurie buvo arti Petro Kisieliaus, asmeniškai jį pažinojo. Ir žmogų vėliau, kuris yra betarpiškas šito filmo dalis ir kuris yra šito filmo, kaip sakoma, idėjinis vedlys. Tai pirmiausia, tai kviečiu Ateitininkų federacijos generalinį sekretorių Vidą Abraitį. Mėly bičiuliai, labai džiugu Jūs sveikinti šitą progą. Rodos mirties metinės turėtų būti tokia vis tiek tarsi pakreipti mintį į trapumą šito gyvenimo, į tai, kad mes čia labai laikini, bet iš tikrųjų man šitą dieną labai iškilminga. Ir be galo džiaugiuosi, kad šitie jauni žmonės, kurie kūrė šitą filmą, pajuto, galbūt neturėjo tiesioginio ryšio su Petru, bet per šitą kūrybą jie atrado, kad mūsų tos ribos, kurios kartais atrodo skiria, iš tikrųjų nesuvaržo atrasti tą ryšį ir tą bendrystę su tai žmonėm, kurie yra tokie tikrai išskirtiniai. Teatrą, jeigu vienu sakiniu apibūdinti, aš atsiprašau, kad ištariau taip be visų titulų, bet tiesiog bičiuliškai mūsų broliai, teatrą, tai jis tuos kilnius idealus, kuriuos išsiugdė savo širdį, buvo iš jaunystės, greičiausiai juos atsinešė ir iš šeimos, ir iš savo kasdienės maldos praktikos, jis tuos idealus praktikavo savo kasdienybėje visose srityse, kur jis buvo bebuvęs. Jau kaip medikų, kaip daktarų aš nepažinau, kadangi ačiū Dievui nereikėjo šitų paslaugų, kita vertus atstumai ir aplinkybės. Aš jį labiau pažinau kaip ateitininką, ateitininkų fondo pirmininką, kaip buvusį federacijos vadą ir Lietuvių fronto bičiulių veikėją. Bet labiausiai tarp visų šitų veiklų pažinau jį kaip žmogų, tiesiog begalinės šilumos, paprastumo ir artumo. Ir nuo to laiko, kaip mes susipažinom, atrodo, kad visą gyvenimą buvom pažįstami. Nesvarbu, kad laike šiek tiek mūsų tvarkaraščiai prasilenkia. Čia jaunesnių sėdinčių irgi tvarkaraščiai prasilenkia. Bet tokie žmonės vis tiek tampa mūsų gyvenimo dalimi ir labai svarbia. Jeigu mes šitą gyvenimo dalį iš savo pažinimų būties išimtume, tai gerokai nustotume, gerokai nuskurdėtume. Tai priimdamas šitą galimybę kaip unikalią dovaną mums visiems, noriu daug nekalbant, bet atverti savo širdis, pajusti Petro šilumą, tie, kas pažinojo, atgaivinti, tie, kas nepažinojo, susipažinti ir pamatyti, koks tai buvo neeilinis žmogus, nes šių dienų bėgime, skubėjime, laiko stygiuje, vartotojiškų pasaulio tendencijose labai lengva pasimesti ir prasmegti kasdienybės poreikiuose ir pamesti tą kryptį, kur link einame. Žinom, kad Petrą blaškė įvairiaus audros ir išbandymai, bet jis kryptį visą laiką turėjo. Jo pagrindinės meilės tai buvo tėvynė, Dievo ir artimų meilė. Ir
su kuriais jis beturėjo, tą turėjo. Tai pabandykim ir savo pritaikyti jo tas praktikas, kurias jis turėjo ir kai kurių dalykų iš jo pasimokyti. Tai daug nekalbant, aš galvoju, kad dar pasidalins turbūt Vidmantas Vališaitis, taip pat pažinojęs, nes į Laisvę fonde mes kartu su juo turėjom daugiau projektų, patirčių gerų. Ir po to linkiu visiems maloniai, kaip sakyti, ir giliai, ir prasmingai praleisti šitas akimirkas. Jūs esate čia svarbiausiai. Todėl, kad aš prisimenu Juozo Brazaičio pasakymą. Kokiais 73-74 metais Amerikoje gyvendamas, sako, lengviausia knygą parašyti, sunkiau ją išleisti. Bet visų sunkiausia rasti skaitytoją. Tai tada buvo sunku suprasti tos žodžius, dabar mes matom, kad tai yra tiesa. Apie filmą galim pasakyti tą patį, ypatingai nekomercinį filmą. Mes su ta kūrybinė grupė, Agnė Zalanskaitė, Algis Kuzmickas, Andrius Bartkus, jie čia šiandien dalyvauja, jau turėjome džiaugsmą ir malonumo tą filmą kurdami ir mum jau atlyginta. Jūs aukojote savo laiką, laisvą laiką, kur galėjote skirti pramogom, bet jūs atėjote to pasižiūrėti. Tai aš jungiuos prie Agnės padėkos, ačiū, kad jūs čia. Ir tai ženklas, kad vis tiek ne visiems žmonėms ta gyvenimo plokštuma, kurioje dabar esame atsidūrę ir kada jau apsemti nevilties ir netikėjimo, nieskuo, visko nepatenkinti, ne visiems žmonėms tas yra, ne visi su to susitaiko. Kai kas ieško prasmės, dėl ko esu pasaulyje, kodėl, kas aš esu tame pasaulyje. Tai mes turėjome 3 projektus, kuriuos, taip sakant, pamečiui įvykdėme. 11 metais sukūrėm filmą Pavergtųjų sukilimas, apie 41 metų birželio 23 sukilimą, pernai metais apie sukilimo iškeltos laikinosios vyriausybės ministrą pirmininką Juozą Brazaitį, šiemet apie Petrą Kisielių. Jis nebuvo politikas, nebuvo, kaip sakant, to plano veikėjas koks Brazaitis, bet priklausė tai pačiai grupiai žmonių, Lietuvių fronto grupiai, kurie, kaip sakant, savo jungė 2 dalykus. Savo aukštą profesinę kvalifikaciją su visuomeninė raiška. Kad negana būti užsidaryti savo profesijoje, bet yra svarbu taip pat veikti visuomenį. Ir per šitas patirtis, per šitas mums teko daug apvažiuoti, daug archyvų pakelti, dokumentų ir visa kita. Ir matėsi, kaip tie žmonės veikia, kaip jie, kokiuose sąlygose buvo atsidūrę, daug baisesnėse sąlygose, kur atrodytų vilties, kokia gali būti viltis, kada šalis užimta, karo nuniokota, žmonės išblaškyti, atsidūrė be teisių ir be globių faktiškai padėti, be išteklių Vokietijoje, subombarduotoje. Ir tie žmonės renkasi, kalba apie Lietuvos ateitį, jie nepraranda vilties. O mes, reiškia, gyvendami laisvoj šaly, turėdami laisvą savo raiškos erdvę, kūrybos galimybę, mes esame apsemti pesimizmo ir bėgam iš šalies. Vietoj to, kad galvotume, kaip galima tą gyvenimą pakeisti. Kad čia būtų miela, malonu ir gera visiems gyventi. Tai šita patirtis jį labai kažkaip mus įkvėpė, labai motyvavo, kad tie žmonės turi ką pasakyti ir mums, ir mūsų laikų žmogui. Kad jų gyvenimas praeitas
taip sakant, jų gyvenimo atkarpa yra nepaprastai vertinga savo to socialiniu pavyzdžiu, kuris motyvuoja kitus. Tai nekalbėsiu apie tai, kaip čia mums pasisekė tą atskleisti, bet mes stengiamės parodyti ne tik tai tą, koks Kisielius buvo, bet ir kodėl jis toks buvo. O kodėl buvo? Tai todėl, kad vis dėlto jis buvo išsiugdęs tam tikroj pasaulėžiūrinėje aplinkoje, kuri suteikė motyvų, inspiracijos būti tokiu, kokiu jis buvo. Na, filmas, čia, kurį jūs matysite, čia yra, sakysime, dar vakar, dar jis buvo tvarkomas ir kilojamas. Tai čia yra tokia versija, kuri truputėlį gal bus, dar truputėlį tikslinama, ten kai kurios detalės šlifuojamos ir taip toliau, dar norime pasikalbėti ir su šeima, ir jiem parodyti, jų nuomonę išgirsti. Čia nėra dar tas variantas, kuris bus platinamas. Ypatingai ir dėl pavadinimo. Pavadinimą mes visą laiką galvojam, kad bus savo gyvenimą norėčiau pakartoti. Jis tą pasakęs yra vienam interviu Amerikos savaitraščiui Amerikos lietuvis. Ir žinote, pasakyti žmogui, kad gyvenimą norėčiau pakartoti, tai turbūt ne taip lengva. Jeigu mes sąžiningai pažiūrėtume į savo gyvenimą, turbūt kiekvienas matytume, kiek esame klaidų pridarę, kiek kartų esame to, ko gal vis dėlto daryčiau kitaip, to nedaryčiau. Ir jeigu žmogus gyvenimo saulėlydį gali pasakyti, kad aš norėčiau pakartoti, ar darytum ką kitaip? Ne, tą patį. Nu, tai tas įspūdį daro. Tai mes manėm, kad tas vardas liks. Bet paskui ten tokia yra pabaigoj supinta vieno jo bičiulio, prietelio, advokato Povilo Žumbakio intriga, kada jis mirė, jis parašė tokį straipsnį. Ir užbaigė tokio įspūdingo akordo ir mes paėmėm tą fragmentą iš jo. Ir dabar filmas turi kitą vardą. Bet ar tą vardą mes paliksim, tai dar truputį irgi yra klaustukas, mes matysime. Bet taip, kad reiškia, į šitą aspektą prašau žiūrėti, sakant, kaip į kūrybinio proceso dalį. Tai ačiū visiems dar kartą susirinkusiesiems ir linkiu gerų įspūdžių.